Sveiki, su jumis ir vėl Sofos analitika. Donaldo Trumpo tarifų politika kinta dažniau nei mano nuotaika PMS laikotarpiu. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. Investuotojus akcijų rinko amerikiečiai kalneliai jau pradeda pykinti. Ekonomistai sako, kad šiame tarifų kare laimėtojų nebus, bet jų jau yra. Tai Donaldo Trumpo draugeliai, kurie pirmieji sužinojo, kad Trumpas vėl pakeitė nuomonę dėl tarifų ir pradėjo supirkinėti akcijas 10 minučių anksčiau už visus kitus. Jeigu jūs nesate Donio draugelis, šiuo permainingu laikotarpiu siūlau diversifikuoti investicijas ir pradėti pirkti tualetinį popierių ir grikius.